Aš nelipsiu aukštyn į sceną, nes mano klasė irgi pakilos nėra, aš kažkaip neįpratusi su atitolti ar ne, ir dažniausiai prie mano stalo dar taip ir prisistumė tie vaikai vis artina ir kažkaip jau žiūri, kaip ir nebelabai tos vietos, tai aš čia tiesiog tūptelsiu. Ir visi pasiruošę skaidres, visi čia kažkaip gražiai su tom nuotraukom, aš tai leisiu jums įsivaizduoti savo mokinius visur. Prie manęs, ar ne. Ir aš visą laiką daug kalbu ir dažnai kalbu kiekvieną dieną, ar ne, kaip ir jūs visi esate toj pačioj scenoj. Tai tokiais renginiais aš leidžiu savo rašyti, išsirašyti, todėl aš šiandien šiek tiek jums paskaitysiu, pakalbėsiu, papasakosiu, kaip mes gyvenam. Tai jau mane pristatė, esu iš Vilniaus Saulėtekio mokyklos daugiafunkcio centro ir kažkaip visi nenugirsta, kad esam mokykla, nugirsta, kad esam centras. Nu ir prasideda ten balažino koks centras, ko mes ten prisitempiam, ką mes ten darom ir labai keista pasidaro. O iš tikrųjų tai esame mokykla, kurioje mokosi 14 skirtingų tautybių vaikai. Prasidėjus karui, aišku, didžioji dauguma atvyko mokinių iš Ukrainos ar ne, iš Baltarusijos labai daug irgi. Tai susiduriam su dvikalbio ugdymo problemomis, ar ne? Bet pabandysiu jums papasakoti, kaip mes sprendžiam tas problemas ir kaip ar ne tas mokymas už mokyklos ribų ar ne įtraukia įvairių tautybių vaikus. Tai tema pabėgimas į pamokas ir kas man 2021 metais pradėjus dirbti Saulėtekio mokykloje, taip patiko, galvoju, toks smagus dalykas vyko Lietuvoje, kad mums mokytojams, tokį suteikia ar ne oficialų pabėgimą iš mokyklos. Sako, eikit ir kuo daugiau eikit, kažkur galvoju, geras, va čia mokykla. Nes aš nesu ta mokytoja, kaip ir ne pirmoji lektorė Natalija sakė, va tas paklusnus kūnas, nevelnė jūs nepaklusnus, lygiai taip pat su mokiniais norisi išbėgti, ar ne? Ir jūs tikriausiai irgi patyrėt visą tą jausmą, kai nuskamba skambutis, o dar koks nors mokinys krapštosi ir neišeina iš klasės, o tu tai namo nori, greičiau, ar ne? Tai aš lygiai taip pat irgi su jais ir visur. Ir žodžiu, praeitais metais, kuomet nelyginėse klasėse, ar ne, prasidėjo tas diegimas naujųjų programų, ar ne, direktorė mūsų visą laiką kojon su tom naujovėm, žodžiu, ir mūsų mokytos, aišku, lituanistus visą laiką griebė, sako, jūs turite kažką man čia padaryti, padėti, parašyti tuos planus, kad čia viskas jau vyktų taip gerai. Rašėm tokius beprotus sudėtingus planus, jūs nei vienas tokių nerašėt, aš galėsiu po to pasidalinti, tikrai beprotiška. Ir galvom, kam to reikia, čia vargas, o dar lituanistai prie viso to turėjo pakonsultuoti priskirtus žmonės, tai vadinasi ir rusistams padėti, ir geografams, ir istorikams, nes čiagi planas, čia turim visi. Ir po velnių išnagrinėjom tas visas programas, tikrai viskas smagu, vadovėlius gavom naujus, spalvotus, gražius. Ir grįžtam į klases. Ir ką? Realybė kitokia, ne? Supratom, ar ne? Kad juk galvojam, kad ne tik mūsų mokykloje, ar ne, nėra vien gabių mokinių, ar ne? Kažkas ne taip. Pasižiūrim, kad yra labai daug neįtrauktų mokinių, tada žiūrėk jau pamoka, pasirodo, kad ir ištrauktų vaikų visa galybė, ar ne, ir kažkaip jie neįsitraukia, o tu vis traukia, ne, tugi mokytojas, tugi turi ištraukti tą vaiką, kažkaip pritraukti ir supranti, kad yra jėgų stipresnių už tave mokytojų. Bet tugi mokytojas, ką, ir galvoji, ne, aš vis tiek galiu kažką pakeisti ir visų pirma, jūs tikriausiai irgi net per tas pačias atostogas ramiai nemiegat, nes negalite atsiriboti vis tiek, ar ne, kažkuris vaikas yra su jumis, kažkuris kartu atsigula netgi su jumis, ar ne, ir te pabunda su jumis. Ir šiandien aš apie tą, kaip pavyko tos mokinius, kai kuriuos, aš vėlgi, ar ne, tai tie atvejai tokie kartais stebuklingi ir jie kartais nutinka jums visiems. Ir ištraukiau aš juos
ne tik iš mokyklos, bet net ir iš Naujininkų rajonų pavyko ištraukti, nes kalbėsiu apie tai, kaip buvo nepažinu. Ir norėčiau pakalbėti, ar ne, ir pasidžiaugti, kaip atkeliaujant tai kompetencijų ugdymo svarbai, mes, mokytojai, pirmiau įpuolėm, ar ne, į projektą Tyrinėjimo menas mokomės bendruomeniai. Na ir tai padėjo ne tik, ar ne, mums patiems mokytojams susivokti, kaip reikės ugdyti tas kompetencijas, kur iš viso visi čia ištisai rėkia, kad čia nesąmonė yra. Ir tu kaip ir mokytas, tarsi ir turi pritarti kažkokiai tai bendruomeniai, bet reikia bandyti. Tai tas projektas išsivedė mus visus kartu, ir mokytojus, ir mokinius. Ir tai išėjimo nauda mes jau po to pastebėjom, ar ne, projekto metu pradėjome pastebėti, kad tai naudinga ne tik mokiniui, tai naudinga mokytojui, ar ne? Ir kas man pačiai kažkaip svarbu, kad valstybei irgi yra labai didelė nauda. Ir mūsų mokykla tais 22 metais rudenį puola į projektą. Nežinom, kur įsivėlėm, aš pirmą kartą auklėtoja, gaunu 5-tokus, pavaduoti iš karto, tai tu čia dalyvauji, kur dalyvauji, kodėl ir ne. Ir iššūkių daug, labai daug buvo. Ypač tų vidinių mano tų asmeninių kažkokių lūžių. Niekaip negalėjau suprasti, kad Vilniuje gyvena vaikų, kurie nežino, pavyzdžiui, kur yra katedra. Kažkur, yra toksai, ar ne, pastatas. Nežino, kur Šventosanos bažnyčia, Barbakanas, kas mums Vilniečiams atrodo, ta prasme, kaip jūs nežinot. O pasirodo, taip yra, ar ne? Ir mūsų sukūrėja ta didžioji misija buvo vaikus išsivesti ir parodyti, ar ne? Ne tik per išmanųjį ekraną, kur jie kažkur, matėm šitą, ar ne? Ir mes išeinam, ar ne? Mano auklėtiniai didžioji dauguma, praktiškai visi yra iš rusakalbių šeimų. Lietuviškai juos prakalbinti tuo metu, tai buvo iš viso be proto sunku. Čia jie atėjo dar iš pradinių, dar čia, kur mokytojams viską versdavo, čia staiga Ieva lituanistė, kuri nekalba rusiškai. Ir net nelabai čia kažką ir supranta, jie man sako, aš linksiu arba kažkaip parodyk, ką tu čia nori pasakyti. Na ir išvesti mums reikėjo į savo miestą, tai ką irgi kalbėjo prieš tai, ar ne, kad suprastų tie patys mūsų, ar ne, piliečiai, mūsų rusakalbiai piliečiai, kad jie yra irgi mūsų miesto dalis, mūsų Vilniaus dalis, kad jie irgi yra svarbus. Ir teko daug ką pačiai permastyti, galvojau, kodėl jie nekalba, kodėl nepažįsta miestą, ar ne. Tuo pat metu vis labiau stiprėjo, ar ne, dar vienas projektas, kurį šiandien irgi minėjo, tai yra Vilnius yra mokykla, ar ne, tos pamokos už mokyklos ribų. Ir pabandėme tiesiog eiti. Jiems, aišku, aš taip iš karto užduoti, tai jūs čia pasiruoškite, čia papasakosit apie senamiesčio objektus, mes sukūrėję paskirstom, ar ne, visą trasą, kiekvienas turi rasti informaciją, tiesiog rasti informaciją ir ją pateikti, papasakoti. Atrodo lengva, bet vis dar ir dabar mokomės kalbėti, ar ne, būdami jau 7-tokai. Mokėmės kalbėti viešai, mokomės pristatyti ir taip yra. Ir toliau atrodo, jog mes patys, ar ne, keliaudami, išnaršėme absoliučiai tą visą Vilnių, Vilniaus kiemeliai, visi, ar ne, tas Nykštukų tunelis, kuriuo tikriausiai irgi visi ėjote, ar ne, sinagogos ieškojame po tokių sovietinių baisių pastatų, ar ne, prie Vokiečių gatvės kiemelyje, radom ir Medeiną, ir nekalbėjom apie mūsų baltų dievus ir visus kitus, ir įvyksta toks įdomus dalykas. Man po to skambina tėvai, mes kalbamės, bendraujam, nes esu klasės vadovė ir pasirodo, kad vaikai savo tėvus išsivedė į gatves, nes norėjo parodyti, ką jie sužinojo. Ir tėvams pasirodo irgi visai įdomus tas procesas. Ir galvoju, ar gali būti, ar ne, kažkoks geresnis pamokos įvertinimas, negu tai, kad mokinys atkartoja tą patį maršrutą savo patiems artimiausiam žmonėms.
jisai pakartoja ir ne tik tai dabar jau atsiranda, ar ne, greičiausiai tarp šeimos narių lietuvių kalba dingsta, bet lieka kas? Lieka istorija, lieka geografija, ar ne? Patys mes, kai dirbome su jais, kalbėjome ir angliškai, jiems angliškai tikrai yra lengviau kalbėti nei lietuviškai. Tai mes irgi turėjom tokią misiją pristatyti, ar ne, angliškai iš užsienio atvykusiems turistams. Ir kad ir kaip bebūtų, vyko ar ne ir fizinio ugdymo pamokos ir mes sportavom, nes buvo šalta laukia ir ne žiema. Ir dar vienas toks džiaugsmas, kad su mumis kartu iškeliavo ir viena specialiųjų poreikių mokinė, ar ne, kartu iš mano klasės, nors niekada neidavo, visą laiką tik su mama. Ir tai buvo jos toksai startas ir dabar jinai vis dažniau išeina, aišku, vėlgi pagal savo galimybės, pagal savo jauseną, bet tai buvo pirmas išėjimas be mamos su mumis kartu į muziejų, į Barbakaną, kur mes ir neturėjom irgi šaunę pamoką apie baltus. Ir dar viena tokia pamokų, nežinau, čia visi žinot, kai išeini į miestą, būtinai turi po to kažką skanaus suvalgyti. Tai mokytoja, o į McDonald's eisim. Tai įsivaizduoja, čia jie dar būdami penktokai išmoko patys savarankiškai atsiskaityti už maistą. Ir dar turėjo lietuviškai tą visą pasakyti, ar ne, nes vėlgi tokios mažos pamokėlės. Ir mes patys po to su visa dirbusi mokytojų komandai gyvendinom ir ne tokį projektą, toks mūsų galutinis buvo rezultatas, tai trasa po Naujininkus. Sukūrėm, aišku, su penktokais pakankamai tokią paprastą žaidybinę trasą, bet jų kurtos užduotis, kurią mes po to naudojame ir daliname su kitais bendruomenės nariais, mokyklos ir netgi su kitomis mokyklomis, irgi, kurios yra įsikūrusios Naujininkuose, tai visi gali laisvai prieiti, išbandyti ar ne ir pažinti Naujininkus. Ir taip pat mokykloje turime ar ne gido įrangą, kas irgi labai padeda tokioms trasoms arba kažkokioms užduotims. Tai man atrodo, Vilniečiai, čia gal visos Vilniaus mokyklos turi tą gido įrangą ir, žodžiu, mokiniai, tai irgi jiems toks buvo stebuklas, duodate ausines uždaliniai, iš karto, o geras, aš čia girdžiu. O, iš karto dėmesys toksai, mes čia turistai, mes čia kažkokie tokie ypatingi. Tai vėl, ar ne, tokie paprasti dalykai. Tikriausiai visi susidurėt ir su tokia mokykla, ir ne kažkoks vertinimas, ir tie pliusiukai, minusiukai. Tai yra irgi tokia šauni programėlė, kur gali tą savo avatarą užtuninguoti. Gauni pliusą, gauni kardą, šalmą, ten dar kažką. Tai mokiniams irgi tokia motyvacija, kuo labiau aprengti tą savo avatarą. Taigi, tokio pobūdžio, ar ne, kai projektai, ar ne, kaip tyrinėjimo menas, atneša tikrai didelę naudą mokykloms. Nes mes kaip mokytojai priversti išnagrinėti vienas kito tuos planus ir kartu imtis kūrybinio pamokų kūrimo to proceso. Ir tyrinėjimo meno projekte labai intensyviai dirbo ir mokytojų klubas, kuris ne ką mažiau suprato, kad reikia pakeisti aplinką, nes buvimas tik savo metodiniai grupiai sukuria labai tokias didelės sienas, ar ne, ribas. Ir čia išeiti ir susitikti su kitais, kitoje aplinkoje, visai kitaip atveria pasaulį, nes dažniausiai koridoriui, kai tu susitinki mokytoją ir ne, visai kitos srities, kaip kalbė apie klasę. Žiūrėk, koks nors pirmas klausimas būna, buvo tas bėgūnas tavo pamokoje, nes iš mano tai vėl pabėgo. Nebuvo. O buvo tavo pamokoje tasai namų darbų neatlikėlis, ir vėl neatliko. O valgūnas tuo metu valgė kažkur ar ne iš po stalo. Viskas. Mes kažkaip supratome, kad klausti reikia ne ką tie mokiniai, jie ten pabėgo, nepabėgo, o apie temas, paklausti, ką jūs dabar mokotės, ką jūs veikiate ar ne per pamokas. Mes išmokome bendradarbiauti ir patirti sėkmę, besidalindami kažkokiais metodais, raktais, kas veikia iš tikrųjų. Netgi kabinetais ėmėm dalintis, ar ne, kai anksčiau atrodydavo visai nesvarbu, kas vyksta už to kabineto durų, čiagi ne mano teritorija. Ir ėmėme žvelgti kiek toliau, supratome, kad esame vieni kitiems įdomus, kad mūsų dalykai, kurie kartais visai atrodo nesijungiantis, pasirodo turi tų sąlyčio taškų. Ir su mokytojais ir mokytojų klubu pradėjome kurti metodinės priemonės skirtas dvikalbiam ugdymui.
Tai nepastebimai įsitraukė ne tik projekte dalyvaujantis mokytojai, bet įsitraukė praktiškai visa mokykla, ypač pradinukai suprato, kad reikia nuo mažų dienų ar ne kurti ir duoti vaikams ir kurti netgi kartu su mokiniais. O mokiniams su mokytojais kurti tai yra viena didžiausia, ar ne, kažkokių tokių laimių, jie nori būti šalia mokytojų, jie nori ranką rankon, jie nori būti mūsų kolegomis. Ir vienas 10-okas ateina ir sako, mokytoja, žinot, čia per savaitgalį aš sukūriau tokį žodyną skaitmeninį, bet jūs, sako, nebežinau, kokių žodžių man ten reikia įdėti į tą žodyną, tai gal padėsit. Tai žodžiu, gavau tokį pasiūlymą, kad mes galim kurti lietuvių rusų kalbos žodyną ir mes taip sėkmingai jį ir kūrėm. Ir dabar pradinukai irgi labai naudojasi. Bet kas įdomiausia, tas mano 10-okas buvęs praeitais metais, šiemet jau 11-okas, o atėjau aš į 8 klasę pas juos. Ir pamoka buvo tiesiog tragiška. Aš galvoju, metu aš čia tą darbą, iš viso čia absurdas yra dirbti dvikalbiai mokykloje, tu ateini vesti lietuvių kalbos pamokos ir tavęs nesupranta. Kaip jie laikys egzaminus, ką jie darys iš viso, kaip čia Vilniui, sostiniai, Lietuvoje, apie ką mes kalbam žmonės. Ir praėjo tie metai kažkaip. Aš pramokau rusų kalbos, dabar gerai kalbu, beveik praktiškai susikalbu su visais, bet ir jie pramoko. Aš visą laiką jiems kalbėjau apie tai, kad, jeigu tu nori susikalbėsi visaip, bet sakau, aš noriu prie jūsų ateiti, todėl aš kalbu, ar ne, dėl aš išmokau. Ir praeitais metais, jie čia birželio mėnesį baigė mokyklą, o graudu man išeina tokie faini, tokie smagų žmonės. O jie ateina ir sako, ačiū mokytoja, ir kalba lietuviškai su manim. Vadinasi, ne tik pamoka yra svarbu, labai svarbu yra santykis, yra tai, ką tu neši, tai, ką dovanoji. Ir neišėjome tų programų, kaip ir daugelis nespėja, nesikabino mes tas programas, nes mes netelpam į jas. Ir koks skirtumas, tos mūsų programos, ar ne, jos neapibrėžia mūsų kaip žmonių. Ir žinau, kad vis tiek išeis ir bus žmonėmis. Ir viena paskutinių mūsų pamokų už mokyklos ribų, tai buvo rugsėjo 23, ar ne, mes kuomet minime Lietuvos žydų genocido aukų atminimo dieną, mes išvykstame traukiniu į Panerių memorialą su istorijos mokytoja, suplanavusios pamoką, čia viskas bus gerai, mano 7-okai juda, išlipam iš traukinio, pamoka griūna, nes oras žiauriai geras, nuotaika mokinių tobula, tikrai kalbėti ne apie aukas ir ne apie baisius dalykus. Ir mokiniai bendrauja ir ne, miškas, paukščiai, čia viskas tarsi kažkaip kitaip vyksta. Mes einam su kolegė kalbam, bet tikrai kažkaip nėra to baisumo. Nuvažiuoji į tokią vietą, bet tu jautiesi kitaip. Pradedam svarstyti ar ne, pačios kapstyti giliau, kame visa tai yra. Galbūt išmelsta vieta, galbūt dėl to, kad tos aukos praktiškai visos yra jau žinomos, ar ne? Galbūt todėl, kad mes kiekvienais metais ir ne po vieną kartą kalbame apie tai. Ar ne tai, kad yra gyva mūsų atmintis, mes visą laiką sugrįžtame į tą patį. Ir nutarėme ir mokiniams tiesiog leisti būti. Mes apeiname visas vietas, visas duobes, sustojame, leidžiame patiems mokiniams tiesiog dalyvauti, patirti pačią vietą. Ir jie džiaugiasi, pačioj baisiausio vietoj, jie džiaugiasi, kažkas pagaliukus renka, o kažkas skaito tas lenteles, ar ne? Ir galvojam, bet jeigu mes dabar pradėsime kalbėti, viskas sugrius. Ir grįžtam kitą dieną į pamoką, jau į mokyklą ir vedam pamoką mokyklai. Taip sutarėm, ar ne, kad geriau kalbėti bus namuose, savo erdvėj. Ir jūs žinote apie tai, kad pamokos būna visokas, bet mes tarsi laikome, ar ne, tą pulsą, turime žinoti, čia žiūrėk, kažką jau reikia gaivinti. Lygiai taip pat buvo su šita pamoka. Ir mes ją mokykloje atgaivinome, sugrįžome, ar ne, į tas vietas. Ir mokiniai irgi savo mintimis sugrįžo ir staiga pasidarė baisu. Ar ne, staiga jie supranta, kur mes buvom ir ką mes veikiame. Ir čia pamoka įvyksta, ar ne, ir lieka. Ir
pabaigai, ar ne, išėjimas už mokyklos ribų, nori, nenori, tave verčia integruoti ugdomąjį dalyką į kitą, įsilieti. Klasė kartais kuria tam tikras ribas, nors man jos netrukdo, taip kaip vėlgi kalbėjo mūsų pirmoji lektorė Natalija, ar ne? Labai dažnai net nereikia iš klasės, kad pamoka taptų už mokyklos ribų. Labai dažnai mes iš klasės iškeliaujam šviesmečiais, o tada ugdoma ne tik mokinių kūrybiškumo kompetencija, bet ir mokytojo. Ir viskas yra apie mus, apie mūsų požiūrį. Norėtųsi pasakyti, o žiūrėkit, kaip čia inovatyvu, kaip čia modernu, o iš kitos pusės, kaip pagalvoja, ar čia kažkas naujo ir inovatyvaus įvyko. Mes tiesiog sugrįžome į pasaulį. Mes pasiėmėm pagaliuką į rankas ir ėmėm judinti viską, kas yra aplink mus. Manau, jog šiuolaikiniam vaikui to reikia. Aš esu ne tik mokytoja, bet ir mama. Matau savo vaikuose norą pažinti pasaulį. Per patirtį. Kartais ir labai žiaurią, bet savo asmeninę patirtį. Ir niekas negali paneigti, kad tokios patyriminės pamokos yra pačios vertingiausios. Na ir galiu pasakyti tik tiek, kad pasaulį mes galime prisijaukinti tik meilę. Tai visiems meilės. Ačiū Ievai. Ačiū Ievai. Aš taip suprantu, klausimų yra. Štai, Ieva, niekur nenueikit. Kas nors, prašau, mikrofoną suteikite. Netgi taip galim. Tai. Tai čia šiandien būtų gal daugiau ne klausimas, o pagirimas. Ar galiu, Ieva, pradėti nuo pagirimo? Ne, nes jūsų pranešimas buvo vienas mėgstamiausių mūsų. Ką čia pats mėgstamiausias? Nes tikrai labai labai surezonavo. Man iki šiol skamba jūsų žodžiai leisti būti, išeiti iš sienų, įtraukti šeimą, sukurti ryšį. Ir wow, tiesiog jūs kalbate, aš matau, kad jūs labai jaudinatės, bet ir mes sėdėm ir mes su mūsų mokyklos direktorė tiesiog, pagaliau kažkas šneka apie tai, kas ir mums svarbu, todėl mums labai surezonavo tai. Tai jeigu jūs, tarkim, organizuojat pabėgimą į pamokas, tai mes organizuojam pabėgimą iš mokyklos, nes esam pirmoji Lietuvoje mokykla be sienų, laisvi vaikai. Ir tai, ką jūs kalbate, tai yra būtent tai, ką mes darom kiekvieną dieną su vaikais. Tai yra, neinam visiškai į mokyklą, į pastatą. Tai dėl to labai džiaugu, kad yra bendraminčių. Jūs tikrai pirmieji tokie bendraminčiai, galima sakyti, mokykliniam sektoriui. Ir ką norėjau pasakyti, kad labai ačiū Jums už tai, ką Jūs darot ir labai norim su Jumis bendradarbiauti ir sukurti bendrą projektą. Prašau. Na, štai kaip puiku. Ir aš manau, kad turėsite gerą progą dabar pabendrauti čia iš karto išėję, nes mes turėsime 15 minučių pertrauką. Ačiū Ievai, susitiksime po 15 minučių.